Vaiko pedagoginis psichologinis įvertinimas gali atrodyti kaip bauginantis procesas. Tačiau jis itin reikalingas, norint suprasti vaiko patiriamų sunkumų priežastis bei kokių papildomų pagalbos priemonių reikia, kad jis galėtų geriau mokytis ir jaustis saugiau. Tam, kad vertinimas praeitų sklandžiai ir ramiai, svarbu žinoti, kaip jis vyksta ir tinkamai pasiruošti. Taigi, šiame filmuke trumpai supažindinsime jūs su vaiko pedagoginio psichologinio įvertinimo procesu bei aptarsime, ką svarbu žinoti ar atlikti prieš pirmą vizitą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Dažnai tėvams sunku tiksliai įvertinti, kada vaikas iš tiesų patiria sunkumų, kuriems būtų reikalingas pedagoginis psichologinis įvertinimas. Vis dėlto dažniausiai jis yra rekomenduojamas, kai patiriami sunkumai trukdo vaikui mokytis bei gerai jaustis visame mokymosi procese. Patiriami sunkumai gali būti įvairūs. Tai mokymosi sunkumai. Jei vaikas ilgą laiką turi sunkumų su skaitymu, rašymu, matematika ir jie nesistato su įprastinė pagalba. Elgesio problemos. Tai gali būti konteksto netitinkantis elgesys, kuris kartais trukdo kasdienėms veikloms, sukelia sunkumų bendraujant ar bendradarbiaujant su kitais. Emociniai sunkumai. Nuolatinis nerimas, liūdesys ar emocinis nestabilumas. Socialiniai iššūkiai. Sunkumai bendraujant su bendraamžiais ar atsiskyrimas nuo jų. Bei tai gali būti raidos vėlavimas. Kalbos, judesių ar kitų raidos sričių vėlavimai. Jei pastebite, kad jūsų vaikas susiduria su šiais sunkumais, vertinimas gali būti naudingas. Be to, ypač naudinga pasikliauti mokytojų ir mokyklos švietimo pagalbos specialistų nuomonę. Jie kasdien stebi vaiko elgesį ir mokymosi rezultatus, todėl gali pastebėti problemas, kurios neišryškėja namuose. Prieš pradedant vertinimą yra svarbu suprasti, kokia yra ugdymosi poreikių nustatymo tvarka. Visų pirma, yra nustatomi vaiko patiriami sunkumai. Juos pastebėti gali mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai ar net ir patys vaikai. Pastebėjus sunkumus, visi šie žmonės gali kreiptis į vaiko gerovės komisiją su prašymu atlikti vaiko vertinimą. Mokytojai tai gali daryti tik prieš tai informavę tėvus, tuo tarpu tėvai bei pilnamečiai mokiniai turi pateikti prašymą raštu. Gavus kreipimąsi, vaiko gerovės komisija organizuoja susirinkimą su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais ir mokinio tėvais bei pilnamečių mokiniu. Jo metu priimamas sprendimas, ar vertinimas reikalingas ar ne. Jei nusprendžiama, kad vertinimo reikia, vaiko gerovės komisija atlieka pirminį ugdymosi poreikių vertinimą. Jo metu įvairiais būdais renkama informacija iš mokytojų, tėvų ar paties vaiko. Specialistai gali pasikviesti mokinį atlikti užduočių ar pasikalbėti, ateiti stebėti mokinio pamokų, kviesti pokalbiams tiek tėvus, tiek mokytojus. Viso to tikslas – kuo geriau suvokti situaciją, kad būtų suprasta, dėl kokių priežasčių vaikas patiria sunkumus bei kaip geriausiai būtų galima jam padėti. Šio proceso rezultatas – tai užpildyta pirminio ugdymosi poreikių vertinimo forma, kurioje aprašyta pagrindinė informacija bei specialistų įžvalgos. Atlikus pirminį ugdymosi poreikių vertinimą, vaiko gerovės komisija nusprendžia, ar reiktų skirti tam tikrą švietimo pagalbą mokykloje. Taip pat gali būti priimtas sprendimas ir dėl kreipimosi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo. Priėmus šiuos sprendimus, su išvadomis supažindinamas mokyklos vadovas, mokinio tėvai bei vaikas. Tėvai bei pilnametis mokinys yra informuojami, kad gali nesutikti su pateikta išvada ar sprendimu bei teikti apeliaciją. Jeigu visgi vaiko gerovės komisija nusprendė, kad mokiniui būtinas specialių ugdymosi poreikių vertinimas, mokykla, tėvai ar pilnametis mokinys kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą. Vertinimas tarnyboje turi būti atliktas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo. Vertinimo metu specialistai susipažįsta su mokyklos pateiktais dokumentais. Taip pat kiekvienas specialistas susitinka su vaiku ir jo tėvais.
Susitikimo metu pasikalbama, atliekamos įvairios užduotys. Atlikus įvertinimą, visi specialistai surašo savo pastebėjimus į bendrą vertinimo išvadą. Ji yra pristatoma tėvams, globėjams, rūpintojams bei pilnamečiui mokiniui. Išvadoje yra aprašomi sprendimai dėl ugdymo pritaikymo. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai gali nuspręsti pritaikyti ugdymo programas. Jie teikia rekomendacijas apie galimus mokymo būdus bei metodus, mokymo pasiekimų vertinimą, aplinkos pritaikymą. Švietimo pagalbos. Tai gali būti psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijos ar mokinio padėjėjo poreikis. Bei švietimo pagalbos teikimo intensyvumo ir trukmės. Nusprendžiama, ar reikalinga tam tikra specialisto nuolatinė pagalba, o galbūt užtenka tik kelių konsultacijų esant poreikiui. Šiame žingsnėje taip pat informuojami tėvai ar pilnametis mokinys apie apeliacijos galimybę. Kai nusprendžiate kreiptis su vaiku į pedagoginę psichologinę tarnybą, labai svarbu tinkamai tam pasiruošti. Keli paprasti dalykai gali sumažinti mokinio patiriamą nerimą ir užtikrinti, kad vertinimo dieną jis atskleis visus savo gebėjimus. Visų pirma, labai svarbu išlaikyti įprastą dienos režimą. Likus kelioms dienoms iki vertinimo, sudarykite galimybės mokiniui gyventi įprastu ritmu, be reikšmingų pokyčių. Užtikrinkite, kad jis laikytųsi jam pažįstamą mitybos režimą, valgytų jam įprastu laiku pažįstamus patiekalus, palaikytų fizinio aktyvumo ir poilsio režimus, būtų aktyvus, sportuotų, bei eitų miegoti ir keltųsi tuo pačiu metu kaip ir visada. Jei mokinys vartoja tam tikrus vaistus, nenustokite jų vartoti ir vertinimo metu. Tačiau apie tai dar būtų galima pasitarti ir su mokinio gydytoju, nes tam tikrų vaistų vartojimas gali turėti įtakos užduočių atlikimui. Visą tai leis mokiniui būti ramiam, ne per daug išvargusiam apsilankinimo tarnyboje dieną. Labai svarbu nelaikyti laukiančio vertinimo paslaptyje. Daug naudingiau jį aptarti su vaiku. Pasikalbėkite išsamiai apie mokinio laukiančią dieną. Galite aptarti, kada reikės keltis, kaip atrodys rytas namie, ką reikia susiruošti ir pasiimti einant į tarnybą. Tuomet jau namie galite susipažinti su įstaiga, į kurią keliausite. Aptarkite, kada joje reikia būti, su kuo tą dieną pasimatysite. Tarnyboje įprastai dirba daug skirtingų specialistų. Tai specialieji pedagogai. Jie žiūri, kaip mokiniui sekasi mokytis ir padeda atrasti būdų, kaip užduotis padaryti suprantamesnis. Psichologai. Jie vertina mokinio mąstymą, dėmesį, atmintį, emocijas ir padeda suprasti, kaip šie įvertinti aspektai padeda ar trukdo jam mokytis. Logopedai. Jie patikrina, kaip vaikas kalba, taria žodžius ar supranta kalbą. Socialiniai pedagogai. Jie įvertina vaiko socialinę edukacinę aplinką ir rekomenduoja būdus, metodus, padedančius gerinti savijautą mokykloje bei jo socialinius įgūdžius. Gydytojai, psichiatrai ar neurologai. Jie įvertina vaiko psichinę sveikatą, neurologinę būklę. Prieš tai minėti specialistai dirba kiekvienoje tarnyboje, o kiekvienas vaikas susitinka bent su 3 iš jų. Tačiau kartais galima sutikti ir kitokius specialistus. Tai ergoterapeutai. Jie tikrina vaiko motoriką, judesius, rankų miklumą, pusiausvyrą, pažiūri, kaip sekasi atlikti kasdienius darbus, rašyti, apsirengti, naudotis įvairiais daiktais. Tiria, ar vaikas patiria tam tikrų sensorinių iššūkių ir remdamiesi visą šią informaciją padeda pritaikyti vaikui mokymosi aplinką taip, kad ji būtų kuo patogesnė, atitinkanti mokinio poreikius ir leidžianti kuo geriau susikaupti ir efektyviai mokytis. Tiflopedagogai. Jie padeda vaikams, kurie silpniau mato ir parodo, kaip pritaikyti užduotis. Bei surdopedagogai. Jie padeda vaikams, kurie prasčiau girdi ir moko, kaip geriau suprasti kalbą. Aptarę, ką daro kiekvienas iš specialistų, jei turite, galite parodyti ir specialistų nuotraukas, pasakyti jų vardus, kad vaikas jaustųsi saugiau. Taip pat aptarkite ir laukiančias veiklas. Paaiškinkite, kad skirtingi specialistai paprašys vaiko atlikti įvairias užduotis. Kai kurios iš jų bus smagios, kitos sudėtingesnės.
Tačiau svarbiausia yra stengtis jas atlikti taip gerai, kaip vaikas gali. Venkite sakyti, kad vaikas atliks testus, nes šis žodis dažnai siejasi su mokykla, joje vykdomais žinių patikrinimais, o tai gali kelti nerimą. Labai svarbu paminėti ir kodėl šis vertinimas yra svarbus. Tai padės sužinoti, kaip galima mokiniui padėti mokytis, susikaupti ar geriau jaustis. Bet koks išankstinis mokymasis, pasiruošimas atlikti užduotis ne tik nepadės, bet gali sukelti nereikalingą įtampą vaikui, kad jis privalo atlikti užduotis kuo geriau. Geriausia, jei vaikas užduotis vertinimo metus matys pirmą kartą. Paaiškinkite vaikui, kad vertinimą atliekantiems specialistams daug svarbiau sužinoti, kaip jis ar ji mąsto, o ne gauti teisingą atsakymą. Taigi svarbiausia dėti visas pastangas, kad vaikui vertinimas sukeltų kuo mažiau nerimo ir jis jaustųsi saugiai. Tik taip mokinys galės pademonstruoti savo gebėjimus, o tai padės gauti tikslesnes vertinimo išvadas. Kad vaiko pedagoginis, psichologinis vertinimas tarnyboje būtų sklandus ir ramus, verta nepamiršti kai kurių svarbių daiktų. Juos trumpai aptarsime dabar. Visų pirma, svarbu nepamiršti įvairių dokumentų. Tai tiek vaiko, tiek savo asmens dokumentų. Be to, reiktų turėti ir dokumentą, įrodantį, kad jūs teisėtas vaiko atstovas. Tai gali būti gimimo liudijimas, teismo sprendimas ar globėjo paskyrimo dokumentas. Būtinai nepamirškite ir ugdymo įstaigos parengtų dokumentų. Prašymo, pirminio ugdymosi poreikių vertinimo formos kopijos ar mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžio išrašo, mokinio individualų ugdymo planą. Nors dokumentų gali atrodyti daug, dažniausiai mokykla juos paruošia taip, kad jums tai reikia atsinešti vieną segtuvą ar įmutį. Be to, svarbu pasitarti, kokius dokumentus reikia atsinešti patiems, o kokius į tarnybą išsiųs pati mokykla. Jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų, į vertinimą pasimkite ir medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas ar jų kopijas. Labai naudinga atsinešti ir lietuvių ar vaiko gimtosios kalbos, matematikos, klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius ar kitus vaiko kūrybos darbus. Tai puikus informacijos šaltinis visiems tarnybų specialistams. Šie darbai kartais jau būna pridėti ir prie mokyklos paruoštų dokumentų, tačiau jei jų nėra, įvairius kūrinius galite pridėti ir jūs. Bei jums gali padėti vaiko mokytojas. Žinoma, nepamirškite įvairių vaikų reikalingų pagalbinių priemonių, pavyzdžiui, akinių ar veikiančio klausos aparato. Jeigu jūsų vaikui reikės išgerti vaistų dozę vertinimo metu, pasiimkite ir paskirtus vaistus. Verta turėti šiek tiek užkandžių ir gėrimų. Kadangi pedagoginis psichologinis vertinimas gali trukti ilgai, jie pravers tiek vaikui, tiek ir jums. Nepamirškite pasirūpinti, kad vaikas jaustųsi patogu. Apvilkite jį patogią aprangą. Tam, kad vaikas jaustųsi ramiau, galite pasiimti jo mėgstamą žaisliuką ar kitą daiktą. Vis dėlto geriausia rinktis tokį, kuris neblaško dėmesio ir nepernelyg stimuliuoja, nes tai gali kliudyti susikaupti vertinimo metu, o tai apsunkins visą procesą. Na ir žinoma, nepamirškite pasirūpinti savimi. Laukimas gali užtrukti, todėl pravartu pasiimti knygą ar muzikos grojaraštį, tam, kad turėtumėte raminančios veiklos. Tikimės, kad šis filmukas padėjo geriau suprasti vaiko pedagoginį psichologinį vertinimo procesą ir tinkamai jam pasiruošti. Linkime, kad jis jūsų vaikui būtų ramus ir sklandus.